sang together this evening and wrote this letter to peace. This letter has no end. We will continue to write it. And now, for your attention, the last song of the evening. Jums koncertą dovanojo ir šį laišką taikiai įrašė Pabradės fanfarinis orkestras, vadovas Bronislavas Vilimas, vadovo asistentas Marius Malachovičius, orkestro šokėjos vadovė Agnė Rickevičienė, koncertmeisterė Oksana Lavin-Arbelo,
Pabradės kultūros centro kamerinis choras Kantabilė, choro vadovė Katažina Paršuta. Pabradės švenčiausios mergelės Marijos šeimos karalienės parapijos choras Vox Celestis, vadovė Jolanta Gabriela Baranovskaja. Pabradės miesto kultūros centro šokių kolektyvo Žeimena duetas, kurio vadovė Agnė Rickevičienė. Grupė Uphill Sevens. Ir žinoma solistai Abdullah Kiem, Diana Grachovskytė, Agnė Čepulytė, Jolanta Gabriela Baranovskaja, Katažina Paršuta ir Algirdas Grudinskas Grūdas. Solo elektrinė gitara atliko Dainius Didžiulis, aplodismentai. Bosinė gitara Andrius Daugirdas. Už įamžintas akimirkas be galo dėkojame dėkojame ponui Vladui Šarėjui. Na, o aš asmeniškai didžiausią ačiū turiu šią vakarą savo scenos partneriui Pauliui Trilinkai. Dėkoju renginio vedėjai Robertai už pagalbą įgyvendinant projektą Europos muzikos spalvos. Dėkojame Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centrui. Projekto savanoriams Robertui, Pauliui, Ignui ir kitiems. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrui. Už vizualizacijas dėkojame Leonardui Lipski. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė. Projekto organizatorius Pabradės miesto kultūros centras, direktorė Lolita Vilimenė. Projekto vadovas Roberta Žavoronkovienė ir Katažina Paršuta. Koncerto režisierė Eglė Skrolytė. Ačiū visiems, nesakome viso gero, sakome iki kitų malonių susitikimų.